Vilniaus ir Kauno statybų už miestiečių milijonus ypatumai mūsų akiratyje ką tik matytas Visvaldas Matijošaitis skelbia, kad Kaunas aukščiausio lygio koncertų salę pastatys kone perpus pigiau negu Vilnius, nors projektai ir žiūrovų ir plotų skaičiumi beveik identiški. Negana to, Kaunas koncertų centrą stato tik už savo lėšas, o Vilnius siurbia visos Lietuvos žmonių pinigus iš valstybės biudžeto savo brangiosioms statyboms. Vilniaus meras rėžia, kad ir krabų lazdelių kainos parduotuvėse būna skirtingos. Kairiajame Nemuno krante Kaune visiškai neseniai pradėtas statyti aukščiausio lygio klasikiniai muzikai skirtas Čiurlionio koncertų centras. Jo plotas, kaip skelbiama, 23 000 kvadratinių metrų, o čia tilps apie 2200 melomanų. Ir Vilniuje ant Tauro kalno kyla aukščiausio lygio koncertų salė. Ji vadinsis Tautos namais. Plotas panašus kaip ir Kaune, beveik 24 000 kvadratinių metrų. Čia dviejose salėse tilps tiek pat, kiek ir Kaune – 2200 žiūrovų. Projektai panašus ir panašiai sudėtingi. Vienas ant kalno, kitas ant upės kranto. Tačiau jų kaina skiriasi kone dvigubai. Kauno koncertų salė kainuos šiek tiek daugiau kaip 76 milijonus eurų. Vilniečiai koncertų salę pasistatydins už 138 milijonus eurų. Beveik dvigubai brangiau negu Kaune. Tad kodėl toks didelis skirtumas, net 60 milijonų eurų? Gal dėl to, kad lietuviai tik dar mokosi statyti aukščiausios kokybės koncertų sales? Čia aš jau kaip poterius išmokus esu Lietuvoje per daugiau kaip 1000 metų, nėra pastatytas nei vienas, dabar net ir Klaipėdą turiu vardinti, nei vienas teatras, nei viena koncertų salė specialiai muzikai skambėti. Dar didesni skirtumai, jeigu žiūrėsime tik į projektavimo išlaidas. Vilniaus valdžios užsakymų koncertų salę ispanų architektai suprojektavo už 7 milijonus eurų, o Kaune lietuviai architektai dirbo už kone 7 kartus mažesnę sumą. Nors abu pastatai išskirtinės architektūros, akustika juose turės būti aukščiausios kokybės. Mes kalbame apie sumas, kurios susijusios su milžiniškom korupcijos rizikom, mes kalbame apie sumas, kurios yra susijusios su susitarimų rizikomis. Reiktų pasižiūrėti, kodėl sostinės statybos taip stipriai pabrangsta, lyginant su statybomis už 100 km. Negana to, Kaunas koncertų salę stato tik iš savivaldybės lėšų, o Vilniaus koncertų salės statybas finansuoja Kultūros ministerija. Tokio fakto įskaudintas Kauno meras Visvaldas Matijošaitis parašė viešą laišką. Ačiū Jums! Kad vilniečiai taško visos Lietuvos pinigus. Kol kas turim pažadą iš vyriausybės. Kiaurą nulį. TV3 žinioms savo poziciją paaiškinti Matijošaitis atsisakė ir pasiuntė kalbėti savo pavaduotoją. Sostinėje tokia priimta mada, kad pavadinamas nacionaliniu ar valstybiniu objektas ir tada didžioji dalis projekto vertės yra finansuojama iš valstybės biudžeto lėšų, tai yra iš visų Lietuvos mokesčių mokėtojų lėšų. Neseniai milijardinį biudžetą turinčio Vilniaus meras vaikščiojo po statybvietę su kultūros ministre ir prašė jos atrasti papildomus 10 milijonų eurų, kurių prisireikė šiemet. Benkunskas sako, negalintis pasakyti, kodėl Vilnius už koncertų salę sumokės 60 milijonų eurų daugiau nei Kaunas. Žinot, ir krabų lazdelės parduotuvėje skirtingai kainuoja. Nežinau Kauno projekto specifikos, man tikrai nerūpi, bet mes turim suprojektuotą pastatą Vilniaus mieste, turime konkurso būdu atrinktą ir kainą pasiūlius rangovą ir čia yra turbūt esminis dalykas. Bet ir Benkunską dėl valstybės pinigų naudojimo kritikuojantis Matijošaitis kai ką nutyli. Visvaldas Matijošaitis pamiršta paminėti, kiek daug iš biudžeto kauniečiai gavo ir prie skirtingų vyriausybių, skaitant ir prie Sauliaus Skvernelio vyriausybės pats dirbo. Aš atsimenu, kad Visvaldas Matijošaitis tikrai buvo tas žmogus, kuris dažnai ateidavo ir tu tokiu būdu tiesiog parodai, kad galbūt jūs geriau sutikite, skirkite, nes aš jums eilinį kartą pasakysiu, kad jūs pinigų neskiriate. Muzikų sąjungos prezidentė nerimauja, kad lietuvių kultūros židinių turintys tapti Tautos namai Vilniuje gali virsti tiesiog užsienio orkestrų kelionių tarpinę stotelę, o pati tauta, kuriai namai bus pastatyti, į brangius koncertus neišgalės nueiti. Jeigu pas mus tik tai atvažiuos, koks gastroliuojantis orkestras, rūpinsis mūsų publika, mūsų kompozitoriais, kūrėjais, pagaliau kokią tai kainą atsivežti orkestrą. Tai yra beprotiški pinigai. Muzikai mano, kad Tautos namams turėtų būti priskirtas naujas ar jau veikiantis simfoninis orkestras, kuris nuolat rengtų programas. Pavyzdžiui, jau aišku, kad naujame Kauno koncertų centre nuolat dirbs šio miesto simfoninis orkestras.